šitą vietą. Nu, tikrai nesunkiai, nes čia pat už kampo Ašmenos gatvėje yra OKT teatras. Tai yra mano teatras ir tai yra artimiausia kavinė, kurie beje yra labai gera kava. Čia buvo iš pradžių kitaip viskas, o po to atsirado tas raudonas fortepijonas, tos grindys, vienu žodžiu, visa tai atsirado, kas dabar yra. Ir vis tiek ta kavinė šita buvo tuščia. Ir man net buvo keista, kad kažkaip neteina į šitą kavinę menininkai, tarsi gera tokia iš tikrųjų bohemiška vieta. O po to pradėjo rinktis jaunimas, įdomus jaunimas, iš čia groja gitaromis, kurie kažkodėl net ne per Helovyną dažosi. Man labai smagu matyti tokius jaunus, įdomius žmonės, kas svajojančius, kažką čia skaitančius, rašančius, grojančius. Čia mačiau tokia viena, kaip du vaikinai sėdėjo ir vienas vis prišokdavo prie fortepijono, aš kaip tik kavą pirkau ir jis vis kažką pagrodavo labai gerai beje. Tas kitas, wow, nu jie tiesiog kūrė kažkokią tai gabalą čia pat vietoj. Bet ta, kur jaunimas ateidavo, kalbėdavo apie knygas, apie literatūrą, filosofuodavo dalykų kitus. Ir va šita vieta, jinai tokia visiškai šiuolaikiška, kur labai jauni žmonės, bet iš esmės tai aš matau čia tokį atsikartojimą tų reiškinių, tokių, kurie visuomet Vilniuje yra ir visuomet atsiranda. Čia tokia labai kūrybinga pasidarė atmosfera. Ir tu į cirkusą, tu neturi iš karto ateiti kažkokią etiketę, čia tiesiog, žinai, renkasi žmonės tokie panašus ir atrodo labai gera. Ir pavyzdžiui, jis užsidaro, aš nežinau, žinojai, ir jis tipo, bet jau renovuojasi kažkiek laiko. Ir žinai, visiems atrodo labai baisu tokia tipo, svarbi vieta mums užsidaro, bet tuo pačiu ta tokia aura ir ta, kad tu išsineši iš žmonių pabuvęs cirkusai, jinai išlieka su tavim. Ir aš manau, kad ir kai užsidarys ir bus laikas be cirkuso, mes rinksimės kažkur kitur, bet vis tiek bus tie patys žmonės ir tos pačios idėjos. Nežinau, man čia sakau, yra kaip kažkokias pasakų šalis, pasakų vieta, kur tiesiog visi yra fėjos ir visi yra tavo fėjos. Labai džiaugiuosi, kad aš čia atsiradau. Džiaugiuosi.